Sveiki. Tai pirmadienis, visą dieną sėdžiu prie kompo, todėl atrodo kaip zombis. Montuoju videką, jau kažkelintą šiandien. Tai kol Tadas su Irmantu laksto pirmyn atgal mašinas tvarko, derina, viską daro, tai aš montuoju, darau videkus ir dabar gavau užduotį parvežti klientui mašiną namo ir iš jo paimti kitą, kurią aptarnausim, tai norau pristatyti. Tai let's go. Tikrųjų žiauriai gerai, kad gaunu tokių užduočių, nes kartais nuo kompo nueit ne tik pafilmuoti ir smagu, o dar gal pasivažinėti, tai labai gerai. Tai va važiuoju. Nėra ką pasakot, tiesiog vežu mašiną klientui atgal. Bet suprastumėt, kad Roadwise bilduose, ką matot, tai nėra viskas, ką mes tik tai darom, kiek tik spėjom, tai mes dar ant viršaus kitas mašinas, kurių, tiesiog jų būna gedimai ir kažkas tokio, kad, neįdomu tiesiog jums rodyt būtų, tai mes jų iš vis net nerodom realiai. Tai va čia šita mašina buvo vienas iš tų variantų, kad tiesiog sutvarkėm ir vežėm atgal, tai vlogui truputį jau trūksta kažko tai. Plius pirmadienis, nauja savaitė, naujas vlogas, tai ir pagalvojau nufilmuosiu, kad ir teikiam tokią paslaugą, kad kai klientas negali pats atvežti mašinos ir visiškai negali, šiuo atveju buvo išvykęs atostogų, kiek supratau. Tai, bet kadangi šiandien grįžo ir jam reikia šitos mašinos, bet kitos nebereikia, tai apsikeičiam, nes ir kitą reikia patvarkyti. Tai jam patogu, mums gerai, viskas super. Tai važiuoju paimti kitą mašiną tiesiog. Tai ir pasiėmėm kitą mašiną. Tai apsikeičiau tiesiog. Vieną atvežiau, kitą pasiėmėm. Šitai mašinai, kiek žinau, tik aptarnavimas laukia, tai nieko ypatingo. Tik tai žinau, kad mes jos neturėjom pasiimt, bet kai paklausėm, kada tepalus keitei, nepamenu, sako. Ir paklausėm, kiek kartų jau buvo išmetę, kad dapilk litrą. 3 ar 4 kartus sakė, tai truputį jau per daug lyg ir... Čia tiksliai neatsimenu, čia aš tiesiog girdėjau ten iš ryto prie kavos, kaip Tadas užsiminė, kad reikės paimti pakeisti tepalą, nes jau per daug sykių dapylė, tai turbūt jau ir per daug nuvažiavęs ir panašiai. Tai žodžiu, tai... Bet jo, aptarnavimas. Tiesiog. Tai irgi paėmėm, poros dienų priekį grąžinsim. Net nežinau, kur einu, Tad sako, pasim kamerą ir einu. Tiesiog, matai, va gyvenam. Turbūt. Paskambinu. Daug man. Palauk, šviesą išjungt. Parodė kur. Pašvies bišį, kad matyčiau kur. Tiesiog tolimiausia šviesa. Ai va, gerai matosi. Tolimiausia šviesa, jums spėtum. Gerai. Skambinu. Ok, turim 5G, ne tai blogai. Nedega. Tai gerai, tik tokia, nepasitvirtina. Smagu, kai 7 ryto reikia atvažiuoti ir perjungti priekį mašiną. Jo. Žiauriai smagu. Kai planuoja atvažiuoti 10, matau pasako beveik 1 nakties. Jo. Netikėtai krito šitas. Atvažiuoja klientas, kelintą ten dabar buvo, 11 gal nakties, jo, sako, lemba, čia gal spėsit kaip nors, man čia reikia lempas išimti, išvežtas, tvarkyti, priekinį buferį permest kitą, nuvežti, anyways, čia tipo, iš lempus reikalų primetė, ačiū tau, žinai, kam čia skirti. Tai ką, netgi aš turėjau keltis 5 ryto, kad 2 valandas aš prasiplaivyčiau iš po miego, ta prasme, nes aš nesu rytinis žmogus, kad funkcionuojantis atvažiuočiau. Ir vat dirbam toliau, dirbam.
O Irmai, kai paskambinu beveik pirmą nakties, irgi neapsidžiaugia, kad reikia anksčiau keltis, nes jau vėlų buvo ir reikia jau eit miegot. Anyways, tai va, taip ir gyvenam. Ir šiandien dar belenkiek reikalų, kurių buvom suplanavę, kur reikia skubėt. Tai nežinau, kaip spėsim, bet manau spėsim ir viskas bus gerai, nes dar į svečius važiuosim, pamatysit kur. Tai judam, nes liko pusę valandos nori į priekį. Gerai laiką rodo pas tai. Žiauriai, va žiūrėk, Rolexas. Nu. Wow. Kur esam? Pirmą kartą čia, Umberume. Private. Gavom kvietimą žiūrėti modelius, įsivertinti ir galbūt kažką ateičiai sukirst rankas dėl bendravimo, draugavimo. Nice. GT3. Iš tikiau dabar antruką paturėsiu, panaši spalva, tada antruką parduosiu kažkam į geras rankas ir pakentėsiu su kokia Toyota, su eko automobiliu ir tada šoksiu į tokį. Tikslas toks. Žiauriai meluoja. Neištvirs jisai taip. Neištvirs, sugalvos kokią nesąmonę vis tiek. Jo, step by step, man atrodo. Žiauriai bairis, nes prieš atvarant šitą Alfa Giulia, čia man atrodo yra modelis, žiūrėjom resto modo. Tai jinai čia stovi, žiauriai cool. Sakėm, reikia test drive į Porsche, reikia pačiešinti. Bet ką, bet reikia padarinti. Eik tadai, tu moki magiją tą daryti. Tai čia mums atidarė parodyti šitas 993 paprastas aprikas. Šitas geras, net nesu matęs už tokio body kito. Tech Art. Nu, tipo tadas žinas, man neteko matyti. Ferrari. Tai va, kietai, žiauriai. Einam į antrą aukštą. Vaizdas gerėja.
konferencijų sakė, va kambariai, viską čia parodys mums. Visur viską. Kietai. Kaip įdomiai atrodo aušinimas, tiesiog šlanga išlankstyta zigzagų. Ne šlanga, atsiprašau, metalinis vamzdelis. O kitoj pusėj kondiškės radiatorius matos, paguldytas. Bet aplamai ledukas. Itališki sprendimai. Kaip netikėta, pirmas raidas su degėsiu. Važiuojam dabar užsipildyti pneumatinę važiuoklę azotu, nes yra trūkumas ir važiuoklė nedirba korektiškai. Šiek tiek kietokas dar, ta prasme nesusireguliuoja teisingai pakabos darbas, amortizatorių eiga. Tai užsipildysim ir žiūrėsim, kaip tada važiuos, nes dabar jau neblogai, aišku, per duobę šiek tiek kietokas. Dar liko šiek tiek smulkmenėlių, bet jau aparatas. Galima važiuoti. Pasipildžiau azoto. Sistema dar kol kas yra įkaitus, tai nepasikelia tiek, kiek aš noriu. Esame antram lygyje. Bet tikiuosi neužilgo atvės ir pasikels. Nieko tokio. Šiaip labai smagu ir gera, kad jisai važiuoja. Tai padarau mažą test drive'ą ir važiuoju pas elektriką, sukalibruosim distroniką ir bus realiai baigta. Tada po elektriko atiduosim dujininkam, įsidėsime dujas ir susirenkam iki galo. Pafilmuojam, parodom jum, pravažiuojam dar nemažą ratelį su juo pabandymui, kad viskas tikrai gerai įsitikinti reikia dar. Ir kaip ir viskas, smulkmenėlės. Labai faina, kad pagaliau jisai rieda. Labą rytą, tai atvažiavom su Irmeliu gelbėti TRX-o. Greičiausiai starteris bus priskendęs, nes turim vedimo metu garsą iš starterio, bet jokio veiksmo. Tai, žodžiu, pakuojamės, lendam po mašinėlę ir žiūrim, kas ten su starteriu. Irmelio kojas. Kaip sakai? Išjungiau. Supratau. Tai starteris. Tai žodžiu, negalima palikinėti po vandenį automobilį ilgai. Taip Irmelis laikos. Gerai, laikausi. Patogu čia, šilta. Minusą yra. Ką darom? Nežinau, starterį nuiminėt? Tai gal ne. O ką sūrai? Gal tralą kviesti. O tu bandys tam? Tralai? Nu, kur savaitį. Jo, aš susitaręs turiu. Tai, o prie kontaktų prieini ar ne? Ne. Niekaip? Veidrodį gal atneštų? O į starterį suduoti stipriau neina? Užsimuot. Be gailesčių. Sakai, kodėl? Taip. Pasiruošęs? Vėl? Nu, lauk, užtrauksiu.
trakas. Aš sakiau, kad mes užkursim. Tiek ir tai reikėjo, išsitepti striukę višiais. Na ką, važiuojam pasiimti Ramo. Jau penktadienį turim, tai savaitę į pabaigą jau, bet varom toliau. Žodžiu. Netikėtai paskambino šiandien dujininkai, kad jau sudėjo dujas, tai kaip ir minėjau prieš tai, kad buvo likę keletas smulkmenų su elektra ir sudėjo dujas. Viskas, turim, vešimės namučio į studiją, surinkinėti iki galo. Jis per bildų serijas pamatysi daugiau. Tai dabar tiesiog varom pasiimti, tikėjomės pirmadienį, antradienį atgaut, bet padarė per naktį, tai varom pasiimti. Per naktį? Nu realiai, tipo, literaliai. Tai varom pasiimti ir žiūrėsim, kaip važiuoja atgal į Vilnių. Tai va. First ride. First ride. Nu, degus mašina važiuoja. Ką galiu pasakyti, kad važiuojant ten 8-9 paspaudį ir Toyota full throttle nesivėja. Aš net nespaudžiau pilnai. Nu, va apie ką Rina kalba, kad Toyota nesivėja. Važiuoja. Čia viskas good? Jop. Taip. Paprastai ir gerai. Kur dabar mūsų adapteris? Gėda, tokia brangi mašina ir dujas pila. Ne mano gėda. Galiu ir nepilti. Prieš pildami dujas naudokite pirštinės. Nes vienu šaus ranką laikančio, nenuimant visą. Dabar komentaruose, jeigu netingės, tai čia karas prasidės. Dujos blogai, o kiti kas iš dujas. Gerai, pigiai, gerai, čia važiuoja. Nežinau, šitas variklis nebijo dujų. Nebijo ir taip. Koks skirtumas, ką degini, svarbu pigiai, gali lėkti, koks skirtumas. Daugiau liks pinigų draugė į vakarienę nusivėti. Kad mes nekepsim suvalgyti. Arba dar vieną mašiną nusipirkti. Čia realesnis variantas. Už centukus turim. Kavutės gal? Jo, tik tai pinigai liko, Toyota. Važiuoju jau su Ramu, pirmas įspūdis, kai persijungė iš benzino į dujas, jokio pojūčio, tai tu net nejauti realiai. Ar tu su dujom ar su benzinu? Lekiam į studiją. Ir čia su įjungtom dujom, jokių problemų. Bėgėjas kaip turi. Dar salone daug garso, važiuojam be kilimų. Visos sistemos idealiai veikia, palaiko atstumą distronikas, palaiko linijose, superinė mašinėlė. Nors gal čia visa fūra, kaip nepavadins.